Labas. Tai paskambino netikėtai kolega, sako, gal žinai, kam kompaktėlio reikia. Galvoju, kaip ir nežinau, tada pažiūriu per langą, kad gražią žiemą dar vis turim, tai o nėra su ko taip pabitint, kaip sakant, nuvaryti kokį nors renginuką, ralinę, kol ruošiasi čia raliukai. Tai pasiklausinėjau truputį informacijos, kaip ten kas, kaip kad atrodo. Ką, varom pasižiūrėsim, ką ten mums siūlo. Gal ir parsivešim, pažiūrėsim. 3 hours later. Esam pakeliu jau į Radviliškį, važiuojam pasiimt to kompaktėlio. Žiūrėsim, dar iki galo net nėra aišku, kokia čia to kompakto paskirtis bus. Duosim ir kokiam jaunimui pagazuot su ją. Tai žiūrėsim. Susimatom prie mašinos. Turim va tokį kompaktėlį, greitai apsižiūrėjom jau, kaip čia kas atrodo. Šiaip viskas clean, bėdelė, tai gal kad susėmis likais. Tai oras ne pats idealiausias. Pabandėm vieną kartą ant ralo užvažiuoti, tai be šansų. Tai nuėjo ten bobketą, ne bobketą, kažką iš tų pasims. Ir pabandysim tokiu būdu užtraukti. Kompaktėlis su empaku, kėbulas gyvas, moteko ratukai jo. Sparko lopšiukas, dar čia vieną buferį dovanų įdėjo, pilnas rollbaras. Ir pašifteriukas mažai čia dabar kas matos, bet parodysiu vėliau šviesoje daugiau, tai žodžiu, atvažiuoja sunkioji technika, pažiūrėkim. Tikiuosi nesulaužys man to empaku, bet sakė, kad ne pirmą kartą. Einu į mašiną ir važiuoju. Leisti ir viskas? Leisk! Opa. Turim kompaktą. Varom namo. Kompaktėlis jau pas mus Kaune prie dirbtuvių. Parsivežėm, užsikūriau. Šiaip žiauriai šalta lauke. Tai biškiu, kad langus nutrauktų. Kūrenas gražuolis. Iki rytą. Day 2. Pamiršau dar parodyti, kartu su kompaktu prigrėbėm papildomai ratukus, kelis pasiūlė. Gražuolis už blogą aurą. Už blogą atlyginimą. Sugalvojau šį savaitgalį vėl treke sudalyvauti. Labai patiko iš tikrųjų čia, kai buvom praeitą savaitgalį, ar užpraeitą, kada čia jau. Tai tikrai buvo smagi gonkė. Ir daug azarto, vis tiek važiuoji į poziciją kaip tikroji lenktynių rally crossas. O dabar dar čia plius Šakiuose, tai šalia Kauno, padangų turim, visko turim, tai sakau, reikia varyti. Imsim ten stovintį žvėrį. Tai kompaktėlis, kurį tik čia ir nupirkom, kur rodžiau. Tai irgi viskas ledas, greitai varomės į aną pusę. Pakeičiam stabdžiukus į mažesnius, o daugiau čia viskas ledas paruošta, blokiruotis viskas yra veikia, tai išbandysim šitą naują pirkinį. Reikia lopšį dar pasikeisti. Ne tai, kad lopšį pasikeisti, bet pastumti priekį, nes šitą aukštas žmogus dabar sėdėjo. Žiūrėkit, kokį inžinerijos stebuklą radau, taip sportinė sėdynė prisukta. Tai nedarykit, chebrytė, taip šitie begeliai nauji kainuoja 50 eurų, 60 eurų, tai truputį supraskit, kad ne ta vieta, kur čia būtų galima taip elgtis. Tai pašalinsim visos tokias nesąmonės, padarysim kaip priklauso, kad būtų ledas. O, susitvarkėm vidų. Iš karto kitas reikalas, nes tvarkingas automobilis visada bus patikimesnis ir greitesnis, mano nuomonė tokia. Tai lopšiuką irgi to pačiu išsivalėm, tai einam ieškoti begelių, kad tokias nesąmonės ir ypač tokias nesąmonės, kad išmestumėm ir dedam atgal, prisimatuojam savo ūgiui ir renkam likusias dalis. Išsiėmėm dar ir kitą lopšį, sukeisim vairuotojo
vairuotojas už šturmano, nes vairuotojo Lopšys su ragais ir šiaip man geresnio dydžio. Tai sukeičiam vietom, šitas man biški kiek laisvokas buvo. Tai tuo pačiu ten irgi išsivalėm, čia irgi išsivalėm, Lopšius išsivalėm ir dedam važiam. Kaip ir minėjau, šitos 3 litrų stabdžiukus reikia nuimti, nes neužsideda ratai. Tai juos nuimam, galas jau pakeistas, laikinai uždėtos padangytės žeminės, nes ten buvo semislikai. Ir gali pažiūrėti, kaip suvedimus patys jie tai daromės. Tai šiaip itin tiksliai pasidaro. Pasivedam siūlą, išsimatuojam nuo rato centrų ir tada matuojamės kiek gale nuo rato, priekį nuo rato. Pasodinam žmogų, kuris vairą žiūri, kad tiesiai būna. Pasukioja kažką mašiną, išstumdai, kad padangos nebūtų įsitempusios. Ir pasidaro idealų suvedimą. Toj nusiorinam, bus šitas paruoštas. Šitam suvedimas padarytas, pravažiavom, patikrinom, viskas ledas, o dabar dar matėm lempukę kažkokią vieną neveikia. Tai sužiūrim visas smulkmenas. Roketukai irgi suruošti. Pabandysiu dar tokį variantą. Tai su varžtais susuktais. Tai dar praeitą kartą neišbandėm. Dabar sakiau, užsidėsiu ant galo. Pasižiūrėsiu. Tai čia vienintelis klausimas, kaip tiesiog laikysis tie varžtai. Jeigu jie greit nepabėgs, tai bus tikrai geras variantas. Tai pažiūrėsim, patestuosim šį sekmadienį jau. Kompaktėlis išvalytas. Gražus visas blizgantis. Čia. Tokia keistuoliai laksto čia po tą kiemą. Susifotkinu, kol graži, kad pasižiūrėtumėm kokią po savaitgalę liks. Dar vienas drifteris į trasą išvažiavo. Oi, pasitęstas mūsų jaunimas. Tai saloniukas tikrai dilus. Išsivalė, atsigavo, nes buvo ilgai nevalytas. Reiks duoti jam bart, man atrodo, čia. Nors penktadieniais kartais galima, aš pats irgi toks neslėpsiu, mėgėjas. Šeštadienio vakaras, atvariau prie kompaktėlio. Kokį modą užmačiau. Angel Eyes sudėti. Wow. Nu, turbūt tikrai tada greita mašina čia turi būti, jeigu tiek modų pridėta. The next day. Ankstyvas mane rytas. Kaip ir visada lenktynės šiaip rytais tikrai nemėgstu keltis, bet kai yra kažkoks renginys, tai visą laiką kitaip. Iš vis nėra tos tokios didelės kančios. Činytė o stovi. Atvažiavom į vietą. Einam, kūrėm, šildom busą, pasiemam paskutinis, ką reikia daiktus ir gazuojam tolin. Biškį vitaminų įlėjam, kad geriau gazuotas. Atvažiavom į vietą jau. Mašinyčių daug. FVD klasė toj startuoja prieki varomi. Mūsų hebrytė, gangbang, dedas padangėlės. Iš paprastų žieminių igliukus. Ir ką, ruošiamės po biškį, šildo mašinytės. Ir einam, užsiregistruojam, susimokam startinius. Ir ruošiamės važiavim. Gavom startinių numeriuką, užsiregistravom. Einam, užsiklijuosim. Pakeliam truputį reduktorių sušildyti, kad tepaliukas sušiltų. Čia vietos nelabai kur yra prasivažiuoti. Mes laimėsim? Pasistengsim, daug žaibą. O kur man laikytis? Gali duris, jo svarbu čia niekur nesilaikyti. Tai gerai, kad pasakei?
Sulėgiau pirmą raną, tai visai neblogai. Antras, niekaip MR pasivyt ir galvoju galą, kažkaip spaudžiu, tiesiog neradau progos įkišti pirmus 2 ratus. Galvoju galą kažkaip pabandysiu, bet žiūriu, kažko man to gripo mažėja. Žodžiu, nei vieno, žiūrėkit, vienas yra, nu tai kitoj padangoje, tai šitą atraminę padangą kur buvo, kitoj padangoje ok, atraminiai padangoje ragas. Tai žodžiu, varžtai neveikia tokiam dalykui, arba reikia klijuoti, nes mes patingėjom klijuoti juos. Tai užsidėjau roketus, pasižiūrėsim, turi dabar būti gerai užtikrintai. Nu, davai. Žiūrėjom, Jessica. Sulėkiau antrą raną, tai nėra ką lyginti su roketais gale, tai kitas iš karto važiavimas, tai pirmas atvažiavau, tai einu toliau, dabar pažiūrėti šitų lentelių, kaip čia paišo. Tai dabar grupė važiuoja? 8, dabar ruošiasi 9. Ai, tai aš 9. Jo. Einu iš karto ruoštis. Žodžiu, pusfinalį iškritau, antras atvažiavau, tai iš pusfinalio pirmas tik teisėjo tolin. Tai jau buvau pasidaręs strategiją per džokerį lenkt, bet apsisuko prieš mane ir neišėjo. Finalas čia dabar jau. Būna ir taip kažkaip nepataikė ant to ledo pagauti, ant to sniego, va matėt, nesvarbu roketai, ne roketai, vis tiek vietoj žodžiu stovi. Bet nieko, ratų finale daugiau, tai turės laiką atsigrebti. Turim gražaus jaunimėlio. Gerai, čia linksma tau. Greitai lėki. Greitai. Smagu, kai atvyksta palaikymo komandas. Dar ir pavėžint pavyko, tai iš viso ledas viskas. Bemas antralai buferį pamečiau, bet to galini nuo purslų matyti atsikabino. Bet nieko, visas mačiau sveikas, prikabinsim grįžę atgal į vietą. Kaip tik nuplausim dar čia viską švariai prieš tai. Tai žodžiu, finalą nepraėjau, gaila, truko tiek. Pusfinalį važiavau 3 ir jau spaudžiau pirmus 2, pats jau buvau džokerį įveikęs. Ir po džokerio sugebėjau jos prisivyt. Tai ir buvo tikslas, kad jie kai lysi džokerį, tada aš juos abudu ir prasilenksiu, nes to būtų ir užtekę. Bet esmė kokia prieš pat džokerio posūkį. Antras važiuojantis, iš kurio aš važiavau, suklydo, beveik apsisuko, aš gavau, kad jį nestrengčiau išsileisti į dešinę. Tai gavos, kad į va tokį, va iš esmės sniegą, kur nu, kaip tie roketai, tai nebeturi jokios esmės, važiuoja kaip su paprasta padanga, tai išslydau, jie pabėgo ir po džokerio išlindo priešais mane, bet vienas iš jų pasirodo džokerio neįveikė, tai likau antras, bet ėjo tik tais pirmas finalon. Tai va, bet turėjom gerą laiką šiaip, labai smagu, gražus oras, o saulutė šviečia, viskas tikrai labai nice, daug dalyvių susirinkę. Ką susimatom, jau dabar turbūt Vinteralė Aukštaitija. Iki!